transects. Both were 100 meters long. This is the equipment that we are going to give you today. Example. This is how we do our biological stuff. This is the equipment that we are going to give you today, the survival suit. And that's the video, that's scuba diving, and this is the drone, using that for shallow areas. And where do we use this data? We manage 1/3 of Finland's surface area. So basically all the water and land areas that are owned by the government, we manage them. And so that's all the sea area that we manage. And in my team, what we do is manage marine protected areas, and we collect information about underwater nature. This is this VELMO project, which is a national underwater inventory program. And we process this information to make decisions, and we try to develop the marine nature conservation, and also nowadays we do restoration of marine habitats. This VELMO program is what we are doing today, and this year it's turning 20 years, so it's been on for a long time. And I originally also came to work at Metsähallitus because of this VELMO program. The inventory work in VELMO started in 2004, and we have been, the whole time we have been. So these are the kind of maps that they give us. These blue areas are models for sandbanks. So they want us to go to the sandbanks areas, and to each one of these sandbanks we are doing 2 dive have been done in VELMO inventories earlier years. So where we are planning to do. So here's the beach that you can see. So we're planning to do one transect here on the beach, and one transect from here that is not on the beach. And we can maybe compare them and see, because here's a lot of pressure from people, the activities when you go swimming, but here is just bushes. So you have to walk through the bushes, so not maybe equally as much pressure from activity. So we're planning to do 2 transects here. So tell me what we have been doing today. We have been doing 2 VELMO transects, and VELMO is the national Finnish underwater inventory program. So we did 2 transects, both were 100 meters long. Every 10 meters we take a sampling site, and each sampling site is 4 square meters. And we look at the vegetation and the coverage of the vegetation, how much it covers of the bottom, and then how tall it is. And then also the bottom substrate, if it's rocks, sand, mud. So that's what we have been doing. Okay, and what's the purpose of that? The purpose is to see the distribution of species, the distribution of underwater habitats, then what kind of nature types we have, what kind of species each habitat or nature type has. We also try to see if something is threatened or not. And then all this data, we can use it for management of protected areas, but also management of the species and management of the nature types. So trying to manage the Baltic Sea and make it healthy. And could you tell us more about the organization that you are from? Yes, Metsähallitus, Parks and Forest Finland, Parks and Wildlife Finland. We manage the government-owned land and water property. So all the national waters that we have, Metsähallitus manages them. And my section, the nature conservation section, we protect
or we manage the protected sea areas and also Natura 2000 areas that we have in the sea areas. So this is what we do. Mhm. Vakariniai darbai. Keliam failus į serverį. Su vakariniam suknelėm. Su vakariniam suknelėm iš po maudynių, ką tu esam nuostabiai gražias. Naiset. Man tai sakė, kad Nainet yra... Nainet? Nainet, sako. O, Moteris yra suomiškai. Kiek valandų tavo laikrodis rodo? kompiuteris rodo po 10:13 ir telefone rodo po 10:13. Ir ką tai reiškia? Ir ką tai reiškia? Sekmadienis mergaičių vakarėlis prie kompiuterių, su duomenų bazėm, su nuotraukų peržiūrom. O taip. Nu, kas čia dabar braunas pro langus? Ten už lango mūsų Starlinkas. O dabar dar pažiūrėkim ir mes į Dovilę. Nėra čia ką žiūrėti. Ką darai, Dovilė? Skrolinu per darbinę maršruto lentelę ir žiūriu, kad visur geltona, o tai reiškia, kad nėra nakvynės vietų vis dar. Eik tu savo. Vis dar nėra, žodžiu. Bet rytoj turim, ne? Nu, rytoj turim ir poryt turim. Rytoj Tai ir čia poryt neblogai, turim. neblogai. Neblogai, tai poryt jau pasimsim Giedrių. Jei. A ne, antradienis? Antradienis ir važiuoti Bus pasimti labai Giedrių. keista, nes aš išeisiu, Nu, o tu važiuosi pasimti jo 2 valandą. aha. Ir tada, kai aš ateisiu, jis tada jau bus. Jau būsim tryse vėl. Fainai. Labai keista. Gerai. Kiek šiandien dar panaktinėsim? Tai... Ne. Tai va, nėra Giedriaus, galim sau leisti. Ne, iš tikrųjų tai mes bandom laikytis grafiko, viskas yra kaip ir su mumis neblogai. Bet šiandien pavakaruosim ir panaktinėsim. Iš ryto dar biškiuką pasidarbuosim, tu išeisi į žygį. Man ramu, nes troškinuką dar įdėsiu tau į kelionę. Aš 2 kiaušus turiu. Nesuvalgysiu. Kiaušus ištraukti. Nu taip suvalgysim pusryčiam, iš šaldytuvą. šaldytuvo. Iš šaldytuvą reikia įdėti. Nu, kiaušus. iš šaldytuvo davai įdėti. Nu tai va, žodžiu. Ir tos savaitės greitai eina. Aha, labai, Labai greitai. labai. Labai greitai. Nu, faina. Ir vienas kiaušas. Tarp riešutų geras. O ką? Kur man Gerai. Kur man juos dėti? Fainai. Ką? Aš nesuprantu. Į čia pilvą, į skrandį reikėjo Nu, tai kad- sudėti. Va. Nu, kur tai matyta? Nu, įdėjau kiaušinius į žygį. Nu, ir tai ką tu valgiai? Aš tai valgiau, ką aš obuolį valgiau, nu. Nu, obuolį, tai Nu. reikėjo su tuo keleiviu, kur ten, žinai, to žygeiviu Pasidalinti? susitikai stoteliai pasidalinti Kaip tu kiaušinį. nori kiaušą? Nu, kurį, dešinę ar kairį? Nu, rimtai. Šiandien yra ekspedicijos 169 diena. Aš vis dar einu viena. Kiek dviračių prie mokyklos? Edita neturi tokios, tai atvežiau tau.
Su pagal mano parinkimą. Daug kur naudoja. Atsakingai pagaminti. Čia spauda irgi yra vandens pagrindų daryti. Ir čepulio fotoaparato švelniai. Atsakingai gausim nešiuoti. Tai kas čia? Gervė, kormoranas, atpažinkime Lietuvos paukščius. O kas? Ne, čia negerai, čia garnys. Garnys, ar ne? Garnys. O žuvis kokia? Pritrauk arčiau, pažiūrėk. Kas užkibo? Kas užkibo šitam garniui? Nu, kas? Aš sakyčiau... Dirbtinio intelekto paklausim. Ačiū labai. Tai va, prašom. Užvarė Lietuvą. Paskui tada, žinai, kažkas išvažiavo, kažkam pasirodė, tai o dabar reikės daugiau visokių dalykų daryti, nes neplanavau ten, tarkim, maistą ruošti, o reikės, tai tada važiuoju, žodžiu, tiesiog, tai va, taip pat ir gavos. Čia ne tau, ką nori tą veikti ir laukia tavęs kažkiek, o tu manęs kartais. Man tai čia sąlygos. Ne, mes jo Puodus vežasi, gamina valgį, viską. Aš čia tik tai pafotografuoju, pafilmuoju, įkeliu. Per tiek metų mes irgi visko, bet paskui, kai dviese, tai labai lengva, vis tiek lengva, paprasta. Dar plius broliai, tai čia gali vienas. Taip, valandą, vėliau, nu gerai, tai važiuosim valandą ilgiau, tada iki 9:30 ar tai kiek. Kaviniai labai fainai buvo. Dabar? Kokią čia mes turim, sakykime, progą? Čia proga? Tavo sugrįžimo proga. Tai čia tokia mažiausia proga. Kamo, didžiausia proga. Tai kaip čia? Didžiausia proga yra 4000 kilometrų, ne? Kiek dienų iš viso yra pagal trukmę? 60, tam neatsimenu, tai Jau irgi mažiau negu 100 dienų. Ką? Mažiau negu 100 dienų. Šimtadienį reikės švęsti. O kiek yra? turi lentelę. Kiek lentelė? 200? Man atrodo 260 kažkiek. Tai ką šimtadienį? O tai gal ir šimtadienis ir buvo, kai 4000. Nu, Tai va, tai dar progą rasim. nu, tai vien jau, kad mažiau negu 100 dienų beliko. Šimtadienį yra švenčiami su balionais. Fejerverkai. Viskuo. Fejerverkais. Taip, šiandien yra 70. Viso turim 265. Tai 95 dienas dar. Ja. Nu tai gali būti ir šimtadienis, 4000 km plus 170 irgi. Ačiū už sugrįžimą. Kad nepabėgau, ne? Galiu negrįžti.